Kūrybiškumas – neišsenkantis naujovių šaltinis. Skatindamas jaunimą generuoti idėjas, rasti alternatyvius sprendimus, juos pristatyti visuomeniai ir pagrįsti, Europos parlamento narys Zigmantas Balčytis inicijavo sumanymų ir projektų konkursą Idėjų mugė. Atrinkti šio konkurso dalyviai turėjo išskirtinę galimybę savo idėjas pristatyti Lietuvos Respublikos ambasadose Paryžiuje ir Briuselyje. Kelionės įspūdžiams sustiprinti Zigmanto Balčyčio biuro darbuotojai sudarė puikų maršrutą, aplankant įspūdingas Europos šalis – Prancūziją ir Belgiją. Keliautojams daug įsimintinų įspūdžių paliko ekskursija po Paryžių. Miesto rotušė – renesanso šedevras su Paryžiaus miesto simboliais ir skulptūromis. Luvras – didžiausias meno muziejus per ilgus šimtmečius sukaupęs per 300 000 meno kūrinių. Paryžiaus puošmena Senos upė, kurios abiejose pusėse puikuojasi gražiausi šio miesto pastatai ir seniausi architektūros paminklai. Nepaprasto grožio invalidų rūmai – tai vienas reikšmingiausių 17 amžiaus pastatų visame pasaulyje. Iš tolo tviska jo paauksuotas kupolas. Įspūdinga šį didingumu alsuojantį miestą apžiūrėti iš romantiškojo Eifelio bokšto, pagrindinio miesto monumento. Jo aukštis siekia 274 metrus. Nuo bokšto apžvalginės aikštelės atsiveria ne tik nuostabaus grožio Paryžius, bet ir priemiesčiai matomi 60 km spinduliu. Nepaprastas Eifelio bokštas ir dieną ir apšviestas naktinių žibintų. Pažintis su Paryžiumi buvo tęsiama pasivaikštant po žymius Eliziejaus laukus. Tai viena gražiausių ir prabangiausių gatvių pasaulyje. Eliziejaus laukų puošmena įspūdinga triumfo arka, pažyminti Napoleono didžiasias pergalės ir pagerbiant žuvusius karius. Nepaliko abejingų ir Liudviko XIV karališkoji rezidencija Versalio rūmai. Tai vieni gražiausių karališkojų rūmų Europoje. Įspūdingas rūmų interjeras, neįkainojami paveikslai, skulptūros, gobelenai, baldai. Na, o Versalio rūmų itališko stiliaus sodai sudaro nepakartojamo meno kūrinio įspūdį. Aplankius Prancūzijos sostinę Paryžių, kelionę tęsėme Belgijos link. Europos parlamento nario Zigmanto Balčyčio kvietimu idėjų mugės dalyviai turėjo taip pat puikią progą aplankyti Europos parlamentą Briuselyje. Europarlamentaro padėjėjas Liutauras Guobys supažindino su aplinka, kurioje ginami ES piliečių interesai ir sprendžiamos 500 milijonų piliečių 27 valstybėse narėse problemos. Europos parlamentas turi 3 darbo vietas – Strasbūre, Briuselyje ir Liuksemburge. Čia, Briuselyje, šioje posėdžių salėje vyksta vadinamos mažosios sesijos. Apsilankėme europarlamentaro Zigmanto Balčyčio darbo kabinete, susipažinome su padėjėjų darbo specifika. Apsilankius ES institucijoje, pasivaikščiojome po Briuselio istorinį centrą. Švento Mykolo ir Šventos Gudulės katedra Briuselyje, gotiko šedevras, buvo statomas 300 metų. 16 amžiuje buvo sunaikinti beveik visi altoriai, statulos ir paveikslai. Todėl ši šventovė 17 amžiuje buvo visiškai atnaujinta ir išpuošta baroko stiliumi. Taip pat Briuselyje apžiūrėjome didžiąją aikštę, apsuptą pirklių gildijos namų, rotušę, karališkuosius rūmus, miesto simbolių tapusi Maneken Pis skulptūrą. Įspūdinga buvo ir išvyka į vieną seniausių Belgijos miestų Briugę. Tai vienas iš geriausiai išlikusių viduramžių miestų Europoje, žinomas nuo 7 amžiaus, puikiai išlaikęs viduramžių aplinką ir dvasią. Briugė pakerėjo savo gražiomis viduramžiškomis gatvelėmis, aikštėmis, kanalais. Senovinį įspūdį, gotikos gražumą dar labiau sustiprino pasiplautiojimas valtele. Turiningoje kelionėje pavyko puikiai suderinti ir pramogas, ir darbus. Idėjų mugė europarlamentaro Zigmanto Balčyčio biuras ir asociacija Žinių ekonomikos forumas atrinko originaliausias, įdomiausias ir perspektyvą realizavimui tų šalių aplinkoje turinčias idėjas. Idėjų autoriai Kauno technologijos, Vilniaus pedagoginio universiteto studentai bei viešoji įstaiga Inovacijų poligonas. Jaunųjų idėjų autorių parodos buvo surengtos Paryžiuje ir Briuselyje. Originalios sumanytojų idėjos buvo pristatytos verslo, užsienio šalių diplomatinio korpuso atstovams. Konkursą organizavo europarlamentaro Zigmanto Balčyčio biuras. Dar idėjų vežam savų viešosios įstaigos Inovacijų poligono, kurios šiek tiek gal daugiau išvystytos yra tokios ir surištos su ne tiek technologinė, kiek edukacinė ir socialinė terpė. Mes pristatom maždaug po 5 minutės skiriam kiekvienai idėjai, o po to jau tokios kaip vakaronės arba pasibendravimo metu per porą-trejetą valandų su suinteresuotais ir dalyviais pabandom pasigilinti šiek tiek, aptart tiek kas mes esam, ką veikiam ir kiekvieną idėją apžiūrėti iš įvairių kampų.
Idėjų mugėje pagrindinės pristatytos temos – vanduo, žalioji energetika, technologijų ir gamtos suderinamumo principai, socialinė sfera, švietimas. Lietuvos Respublikos ambasadorė Belgijoje ir Liuksemburgui Nijolė Žembaitė pasidžiaugė europarlamentaro Zigmanto Balčyčio sumanymu ir puikių idėjų skatinimu. Labai malonu, kad yra labai daug jaunų žmonių, tikrai su puikiom originaliom idėjom. Ir žinoma, kadangi tas projektas yra labai naujas ir pirmas, tai man pačiais buvo labai naudingas ir tikrai išklausius tų projektų, aš ir pati turiu jau minčių, ką galima būtų padaryti ir kaip galima padėti jauniem žmonėm, kurie turi ir žinių, ir vaizduotės kažką sugalvoto originalaus ir naujo. Ambasadorė pažadėjo dėti visas pastangas, kad pristatytos idėjos turėtų galimybę būti realizuotos. Grįžtant į Lietuvą, Vokietijoje užsukome į Wolfsburgą, Volkswageno muziejų ir gamyklą. Muziejuje Laiko namai apžiūrėjome unikalias transporto priemonės, prototipus, pagal kuriuos buvo gaminami populiarieji vabalai. Matėme ne tik 140 senųjų transporto priemonių, bet ir apžiūrėjome naujai sukurtus modelius. Kelionė į įspūdingas Europos šalis, aplankant ir susipažįstant su Europos parlamentu bei pristatant savo idėjas užsienio verslo viešojo sektoriaus aplinkoje, tai suteikta galimybė tobulėti motyvuotai, nebijančiai iššūkių ir naujovių asmenybei. Kornelija Petravičienė iš Europos parlamento Briuselyje.